Aplinkosaugininkai prižiūri gyvosios gamtos ir žemės gelmių išteklius, tyria oro, vandens dirvožemio kokybę, taršos apimtis, rengia aplinkosaugos programas, išduoda leidimus žvejybai ir medžiokliai, prižiūri, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkosaugos reikalavimų, baudžia pažeidėjus, tobulina aplinkos apsaugos ir ekologijos metodikas, skleidžia ekologinės žinias visuomeniai. Mano vardas yra Eimantas, man yra 17 metų, mėgstu lankytis teatruose, parodose, todėl mokykloje labiausiai patinka dailės, technologijų ir istorijos pamokas. Domiuosi skulptūra, tapyba, grafika, fotografija, norėčiau būti istoriku arba menotyrininku. Aš esu Ieva, man 18 metų. Domiuosi gamtos mokslais, labiausiai patinka biologija. Baigusi mokyklą norėčiau būti mokslininkė ir sukurti vaistus nuo nepagydomų ligų. Laisvalaikiu mokausi groti pianinu. Esu Ignatas, man 16 metų. Patinka studijuoti kalbas. Mokausi lietuvių, anglų, prancūzų ir net japonų. Norėčiau studijuoti psichologiją. Groju gitara, būgnais bei lūpinę armonikėle. Sigitas Mikėnas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas. Baigė tuometinę Žemės ūkio akademiją. Darbo stažas 17 metų. Kadangi esu gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos darbuotojas, tai mūsų pagrindinis darbas yra susijęs su gyvąja gamta. Pagrindinės sritys ir būtų medžioklė, žvejyba, prekyba laukiniais gyvūnais, laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje. Aišku, ir šitose srityse tos vykdomos veiklos kontrolė. Darbas gamtoje, sėdėjimas pasalose, tų pažeidėjų gaudymas, jų stebėjimas, skundų tyrimas, tų pačių pažeidėjų baudimas. Štai čia yra uniforma aplinkosaugininko darbinė, matuokis kepurė. Ignotai tai labai tiko uniforma, tai manau galėtų. Mes dviese su juo galėtumėm patruliuoti, tokio ekipažą daryti. Ievą paimtumėm dėl lyčių įvairovės, va jau turim komandą, galim važiuoti. Išvažiavimai į aplinką, sakykime, tie vadinami prevenciniai reidai, tikrai buvimas gamtoje yra pats maloniausias dalykas. Mes ir kartu dirbam, pavyzdžiui, su policijos pareigūnais, su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais, su muitininkais. Aišku, dalis nemažai yra neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, savivaldybių pareigūnai. Labadiena. Labadiena. Aplinkos apsauga. Norim pamatyti jūsų licenciją. Kai prie pačio pirmo žmogaus priėjom, jisai iš karto pradėjo ieškoti pažymėjimą ir jis vos jį rado. Aš tiesiog norėjau, kad jam išrašytų baudą. Eiti tikrinti nebuvo nejauku, buvo šiaip juokinga, kad aš einu tikrinti ir gal nubausti kažką. Ne tai, kad nejauku, bet prieis prie žmogaus jaučiasi toks viršenybės galios jausmas. Ačiū, sėkmės žvejyba. Jeigu dirbant gamtoje, tai pagrindiniai darbo įrankiai, aišku, kad įrodyti tą pažeidimą, tai turėtų būti pažeidimo fiksavimo priemonės. Elementarų žiūronai. Čia kamera filmavimo. Čia prožektorius. Naktinio matymo žiūronai. Tik tais gaila neleido jais pasinaudoti, nes dieną negalima. Tai va, tokiu daiktų būtų tikrai įdomu pasinaudoti. Jeigu ideali tamsa, visiškai tamsu, kaip sakoma, nesimato net kur eiti, tai papildomai dar įsijungia pašvietimas. Aišku, turime ir šaunamosius ginklus, turime ir dujų balionėlius, ir antrankius. Čia va turime mikroschemų skaitytuvą. Jisai naudojamas gyvūnų, kurie laikomi nelaisvėje, kontroliai. Jį priartinus prie to gyvūno atitinkamu atstumu, ekrane užsidega kodas ir su dokumentais įvežimo arba laikymo sutikslini tą kodą ir matai, kad tas gyvūnas yra legaliai paimtas iš gamtos ir legaliai atvežtas, sakykime, į Lietuvą. Kas čia per prietaisas, prietaisėlis? Čia yra verslinės žūklės ženklinimo plomba. Kiekviena plomba turi atskirą numerį, pažymėtą aplinkos ministerijos inicialais AM, su jie ženklinamas kiekvienas verslinėje ir specialiojoje žvejyboje naudojamas įrankis. Kažkoks tinklas, kuris neturi žymeklio, jisai yra traktuojamas kaip brakonieriaus įrankis. Parodysiu dabar keletą įrankių, kurie konfiskuoti yra. Sakykime, vienas iš jų. Dažniausiai lydekom ir kitom neršiančiom stambesnėm žuvim neršto metu. Čia toksai įrankis. Žvėris eina, įlenda ir smaugis. Įsivaizduokit, kaip yra baisu ir
kokia kančia to žvėrelio laukia, kol jisai nugaišta. Čia dažniausiai ją naudoja tie vadinami pažeidėjai, brakonieriai, kurie tinklus stato žiemos metu po ledu. Įdedama į vandenį po ledu ir jinai plaukia palei ledą, apačių ledo, kibdama šitais dantukais ir traukia paskui save virvutę. O lemputė signalizuoja, kur jinai eina. Jeigu norint tapti aplinkosaugininku, manau, biologija, geografija, teisės mokslai, tai yra pagrindiniai. Bičių rūšės yra skirtingos. Taip, ką žinai? Aš galvau, kad yra... Perduok linkėjimų biologijos mokytojai. Aš pasiėmęs B lygį. Manau, kad taip, tikrai perspektyvi, kadangi mūsų tėvai, protėviai galbūt ta santvarka ankstesnė buvusi gana nemažai pažeidė gal tą gyvąją gamtą, gal apskritai aplinką ir šiai dienai, aš manau, reikėtų tikrai atidžiau žiūrėti, kad tų pažeidimų galbūt tos tikrosios gamtos mažiau būtų. Pirma profesija turbūt pasakiau, kurią galėčiau dirbti realiai. Aplinkosaugininkai jie daro gerą tiek savo, tiek kitiems. Nu, jie tokie yra kaip gamtos policininkai. Gal iš dalies susijusių su pavojom, nes nežinai, kas tavęs laukia. Reikia turėti labai stiprią įtaigos jėgą ir pasitikėjimo savim. Tupėti pasaloje, laukti žiemą, būtų labai įdomu, būtų labai geras nuotykis.